Labadiena, brangus mano mokiniai. Šiandieną kartu su manimi pasidarysime šveicarišką kremą, kuris nerealiai tinka gėlėms. Būtent tik tai gėlėms. Jeigu jūs mėgstate puošti savo kepinius, tortukus, ypač tortukus gėlėmis, ir ypač kai temperatūrų kaita keičiasi, tai karšta, tai šalta arba vasara, kai temperatūra būna iki 40 ir bet koks kremas tirpsta, šis kremas, žinokit, yra išsigelbėjimas. Tikrai kremas vertas dėmesio. Jisai darosi visiškai kitaip, nei mes darome įprastus kremus. Gėlės. Kuo man patinka šis kremas? Gėlės panašios, jos kaip padarytos, jos labai greitai sudžiūna. Toks vaizdas, kad šios gėlytės būtų padarytos iš plastilino, kuriuo žaidžia vaikučiai, bet jos yra valgomas, jas galima valgyti, jos pastovėjo, jos pasidaro tokios kietos. Taip pat dar vienas svarbus momentas, šį kremą galima šaldyti. Jeigu mes jo prisidarėme per daug, arba norime pasidaryti, pavyzdžiui, po savaitės mes darysim, bet neturėsim laiko su juo žaisti, virti, plikyti, mes galime pasidaryti, įsidėti į kamerą ir po to atsišildyti mikrobangų krosnelėje. Nerealius kremus, žinokit. Taip pat gėlės. Padarėme gėlės ir mums liko. Taip pat imame, geriausia tada daryti gėlės ant štai tokių lapelių ir dėti į šaldymo kamerą. Galima, kad neprisigertų kvapų, žinoma, patarčiau dėti į kokį konteineriuką, tai yra į dėžutę, kuriame mes galime saugoti maistą. Taip pat žinoma, kad po to išsiėmame ir galime atsišildyti kambario temperatūrą ir gėlės dėti ant tortuko ar kur mums reikia pasipuošti. Šioje pamokoje mes plačiai negvildensime, kaip mums daryti gėlės. Pamoka ne apie gėlės, bet mes ir gėlės pasidarysime. Bet tiesiog ši pamoka skirta kremai. Kaip mes jį pasidarysim, kaip geriau pasidaryti. Taip pat patarimas. Geriau nemaišykite krakmolo. Jeigu turite bulvių ar kukurūzinį krakmolą, geriau imkite kukurūzinį, šio žymiai išeina geriau. Aš vieną kartą dariau, sumiksavau, kadangi buvo nedaug krakmolo kukurūzinio ir žinokit, kremas nesigavo. Atsižvelkite keletą taisyklių. Kai plikome kremą, reikia jį gerai išmaišyti, kad drėgmė gerai išsimaišytų. Viską aš nuodugniai išdėsčiau pamokoje. Taip pat jūsų laukia namų darbai. Kai padarysite kremą, padarysite gėles, visų mokinių prašau atsiųsti man gėlytes ir aprašymą, kaip jums sekėsi daryti, kur suklydote, kur nesuklydote, ar kur manote padarėte klaidas ir kitą kartą tų klaidų nedarysite. Labai lauksiu iš jūsų visų namų darbų. Darysime per pamoką rožytes, darysime jurginus, darysime, aš manau, čia bijūnai. Ir prisidarysime štai tokių lapelių. Tokius lapelius irgi mes galime padaryti, sudėti ir po to, kai mums reikia, dėti ant tortuko. Be abejo, mes galime tokiu kremuku ir keksiukus papuošti, bet ant tortuko tokias gėlytės atrodo gražiau, bet to jos yra sunkios. Tad jeigu puošite tortuką, tokiamis gėlėmis atsižvelkite, kad jos tikrai sveria nemažai. Bet sakau, kremas nebijo nei karščio, nei šalčio, kadangi mes jį galim sušaldyti. O dabar, brangus mokiniai, pakalbėkime apie įrankį. Dar vienas svarbus etapas, svarbiausi tokie ingredientai, produktai, antgaliukai ir dažai ir maišeliai. Be jų mes negalėsime, brangus mano mokiniai, pasidaryti gėlyčių. Visada, kaip visada, paturiu įsigyti štai tokių užsukamų antgaliukų, su jais labai patogu, kai būna antgaliukai nedideli, mes juos galime kaitalioti. Maišelio nereikia kaitalioti, tiesiog mes galim pasikeisti antgaliukus, bet jie skirti tokiems mažesniems. Dabar apie dažus, žinokit, jeigu mus stebite, mano video pamokėlės turite ir online pamokėlės įsigyja, aš visuomet naudoju Progel dažus. Tai yra patys geriausi dažai, kurie man dažo viską. Dažo sviestinius kremus, dažo ganašus, bezė kremus, viską. Be abejo, ir nudažys kuo puikiausiai šį mūsų skanų kremą. Aš visas nurodėlės jums susiųsiu asmeniškai. Susiųsiu kiekvienos gėlytės su aprašymu, tiesiog pavadinimu,
Kur aš perku? Perku dažniausiai Amazon, kadangi galima įsigyti per vieną dieną arba ateina žymiai greičiau. Taip pat maišelį. Maišelius irgi perku internetinėse parduotuvėse, man labai patogu, tokie vienkartiniai. 100 maišelių kainuoja 3-4 svarus, na kartais iki 5. Priklauso viskas pagal dydį, bet jų saugoti, taupyti nereikia, panaudojame ir drąsiai galime išmesti. Taip pat reikia tokio vinuko, kuris sukasi, ant kurio mes darysime gėlytes. Tai tikrai yra labai patogu. Ir pirmiausia, aptarkime mums reikalingus produktus ir priemonės. Reikės kondensuoto pieno. Kondensuotas pienas yra 2 rūšių. Yra kondensuotas pienas, kuris yra padarytas pieno pagrindu. Būtent šis pas mus Anglijoje ir yra paprastas, jis žymiai pigesnis, kainuoja apie svarą. Jisai yra padarytas su pieno milteliais. Taip pat patarimas, žinokit, būtent šiam kremui pirkit, skaitykite tiesiog aprašymą, kad būtų kondensuotas pienas padarytas su pieno pagrindu. Tokį kondensuotą pieną naudoju sviestiniams kremams ar jeigu reikia kokiam kremui, bet jeigu tokiam tvirtesniam kremui, kur man būtina gera kokybė, žinokit, naudoju būtent tokį kondensuotą pieną. Lietuvoje, mano brangūs mokiniai, kurie gyvenate, skaitykite aprašymą, kad kondensuotas pienas būtų pieno pagrindu. Kondensuoto pieno reikės 200 gramų, jūs net nepasakiau, be abejo, reikės grietinės. Grietinė pas mus Anglijoje be abejo skiriasi nuo lietuviškos, bet aš būtent perku tokią. Grietinės riebumas neturi būti labai toks riebus. Mums grietinės reikės tik 100 gramų ir riebumo galite imti 20-25% grietinę. Reikės pieno miltelių. 2 šaukštų sausų pieno miltelių. Aš, žinokit, biškį pavargau, bet radau pas mus Lenkų parduotuvėje. Gal yra ir angliškų. Šiaip patarčiau, jeigu yra galimybė, buvau nusipirkusi, bet šiuo metu neradau sausos grietinėlės. Žinokit, sausa grietinėlė, jinai yra labai balta. Pieno milteliai, jie gali kremui duoti tokį gelsvą atspalvį. Na, bet kadangi neturiu sausos grietinėlės, tuomet naudosiu sausą pieną, tai yra sauso pieno miltelius. Vis tiek aš tą kremą dažau, manau, ir jūs dažysite, tad jeigu biški vos koks bus gelsvas atspalvis, tai tikrai nieko tokio. Reikės cukraus pudros 80 gramų, 9 gramų želatinos, pas mane želatina yra 260 stiprumo ir želatinai išbrinkyti reikės 50 ml vandens. Žinokit, su želatina irgi būkit tikri, kad jinai būtų kokybiška ir gera. Jeigu nesate tikri savo želatinos stiprumu, imkite geriau 10 gramų, nes mums reikia, kad želatina mūsų tą kremą sustangdintų. Taip pat reikės kukurūzų krakmolo 150 gramų. Aš perku būtent tokį. Lietuvoje tikrai irgi yra, žinau, pamenu, mergaitės dalinosi. Bet jeigu neturite kukurūzų krakmolo, žinoma, galite naudoti ir paprastą bulvių krakmolą, nieko tokio. Bet vėlgi, jeigu mes norim kuo baltesnių gėlių, tuomet reikėtų imti kukurūzinį krakmolą. Aš jau seniai žinau, kad ant jo perėjau, man sėdėtų žymiai patogiau. Ir be to, bulvių krakmolas duoda baltiems tokiems kepiniams, netgi glazūrai, tokį vos matomą juntamą pilkšvą atspalvį. Bet vėl, nieko tokio. Šiame kreme ir bulvių krakmolas, ir pieno milteliai nepakenks, kadangi mes tikrai dažysim gėlės, bent jau aš tikrai. Ir kad krakmolą ištirpdyti, mums reikės 250 gramų. Žinoma, reikės svarstyklių, reikės šluotelės išmaišyti ir reikės blenderio. Kadangi, kad mūsų masė visa gerai įsimaišytų, reikės blenderio, šaukštų ir keptuvės. Keptuvės reikės tam, kad, žinokit, arba keptuvės, arba indo puodo storų dugnu, kad kremą mes, žinokit, virsime, plikysime, kad jisai besiplykydamas, jisai greitai nedegtų, nes kukurūzų krakmolas, apskritai krakmolas, jisai mėgsta nusėsti ant dugno ir tuomet, jeigu mes gerai neišmaišysime ir jeigu dugnas mūsų indo, kuriame kaitiname, bus labai plonas, jisai, žinokit, kremas pradės vilti, ruduot ir, žinokit, negerai, mūsų kremas bus nepavykęs, suskrudęs ir, žinoma, pakeitęs skonį. Tad dabar aš po truputėlį pradėsiu rodyti, ką mums reikia daryti. Brangūs mokiniai, visuomet pradžioje
rekomenduoju išklausyti pamoką. O jau po to antrą kartą žiūrint kartu, pradėkite dirbti. Nes būna, žinau, kad pirmą kartą įsijungia pamoką, nori greitai viską pasidaryti ir po to man rašo klausinėja mokiniai tų pačių klausimų, kurių klausimų atsakymai slypi pamokoje. Brangus mokiniai, būkite labai atidūs. Taupykime vieni kitų laiką. Aš labai stengiuosi visada padaryti kuo išsamesnes pamokėlės, kad jums būtų kuo aiškiau ir pavyktų viskas iš pirmo karto. Kągi, ėmė darbuotis. Pirmiausia, ką mums reikia padaryti. Kadangi mes turim želatinos, tai mums reikia ją užmerkti, kad ji kuo puikiausiai išbrinktų. Nes jeigu mes želatinos iki galo neišbrinkysim, tuomet vėl, žinokit, bus negerai. Dabar dar truputėlį noriu pakalbėti apie želatiną. Aš perku, žinokit, po kilogramą ir susipilstu želatiną iš bet kokius indėlius, konteinerius ir noriu jums parodyti jos smulkumą. Jeigu perkate želatiną, būkit geri. Mano brangus mokiniai, pirkite štai tokią smulkę želatiną, nepirkite tos standžios. Vienas dalykas, tokia želatina yra stipresnė, jinai greičiau brinksta ir neturi tokio specifinio kvapo, jeigu naudotumėm tą tokią, kaip anksčiau būdavo, tik tai tokia stambi, rupi želatina. Plius jinai labai neskaniai kvepia ir turi juntamas toks prieskonis. Su tokia smulkia, žinokit, darbas paprastesnis ir žymiai greitesnis. Po to želatina, kai išbrinks, kai mums jau ji bus reikalinga, žinoma, galima ją ištirpdyti ant garų vonelės, bet man greičiau ir paprašiau ją ištirpdyti mikrobangų krosnelėje. Tiesiog irgi, kai tirpdysite želatiną, niekada želatinos neužvirkite. Kai tik želatina užverda, jinai praranda stingdinimo savybės. Atminkit visada. Tiesiog mes želatiną pakaitinam po keletą sekundžių, iki tol, kol jinai, tie visi grūdeliai, nes jinai būna ir tiršta, jinai ištirpsta iki vientisos masės ir būna vos šilta. Taip pat, jeigu šildote, kaitinate želatiną, kaitinsite ant garų vonelės, irgi žiūrėkite, kad jinai neperkaistų, nes žinokit, tada jinai bus niekam tikus ir kremas nesigaus, nebūtinai šitas kremas, bet koks kremas nesigaus. Ir po to mokiniai, žmonės, žiūrovai nesupranta, kodėl kremas bėgo, kodėl tyšta, lyg visko dėjau, želatinos dėjau, bet dažniausiai būna klaida, kad želatiną kaitindami, tirpdydami perkaitina. Tad, brangus mokiniai, atminkite, želatiną tik pašildom, ištirpdynam, neužkaitinam iki virimo. Čia bus didžiausia jūsų klaida. Kremo pagrindą paturiu rinkti kokiame nors aukštame inde. Pas mane šis indas buvo pridėtas prie blenderio, tad man labai patogu, kadangi aš blenderiuosiu masę ir jeigu indas būna nedidelis, neaukštas, tai masė bėga per viršų ir kartais ne viskas gerai išeina. Tad, jeigu neturite tokių indų, nesvarbu, imkite tokį indą, kuris būtų, kuo aukštesniais kraštais. Atsisversime 100 gramų grietinės. Labai patogu iškart sverti, jeigu yra galimybė. Taip pat būtinai, žinokit, įsigykit svarstyklės. Jeigu tik pradedate kažką daryti, ar jau truputėlį pažengęs, paturiu turėti svarstyklės, nes aš bent jau mėgstu tikslumą. O kai kurie sako, aš visada darau iš akies ir man viskas pavyksta. Žinokit, netikiu. Tikrai negali viskas pavykti, kai tu nedarai tiksliai. Ten 100 kartų darytas tas pats receptas ir tai, žinokit, visada traukiu svarstyklės ir sveriu būtent ant cukraus ar miltų tiek, kiek man reikia. Nes jeigu norite būti garantuoti kokybę ir skonį, tai būtinai savo padėkite svarstyklių pagalbą. Dabar dėsime 2 šaukštus sauso pieno. O jeigu jūs turite, dėkite sausos grietinėlės. Tiesiog, kaip skaniai kvepia. Čia tokie produktai, jie bent jau sausa grietinėlė, tai būna prie kavos, tiesiog jie galima baltinti, kaip naudoti, kaip kavą baltinti, bet labai būna gerai, kai mes galim panaudoti ir savo kepiniuos. Aš tiesiog tokius normalius šaukštus naudoju. 2 šaukštus, dedu pieno miltelį. Dabar dedame 80 gramų cukraus pudros. Ir kol kas viską atstatome. Dabar nieko nereikia. Dabar mes kukurūzų krakmolą sujungsime su vandeniu. Ir dabar čia įpilsim visą vandenį. Pas mane jisai yra atsvertas. Ir labai gerai išmaišome.
Reikia, kad krakmolas labai gerai įsimaišytų, nes jeigu mes užpilsim ir paliksime, krakmolas iškart nusėda visas ant dugno. Reikia gerai išmaišyti. Nes taip pat žinokit, krakmolą, jeigu gerai išmaišome, jisai nelieka ant indo kraštų, neprilimpa ir visas tikrai mums susipils į indą, kuriame blenderiuosim. Nes jeigu mes dabar maišėme ir atsirado kažkokių reikalų, kurių mums reikia padaryti ir krakmolas iškart nusės. Grįžtam ir vėl, žinokit, pradedam maišyti iki tol, kol nejausime visai krakmolą. Spalva pasidarė lygiai kaip pienas. Dar vis maišau. Ir dabar pradėsiu pilti krakmolą ir vandenį, kuris yra tikrai gerai įsimaišęs, į krakmolą užpyliau. Ir dabar mums reikia sublenderiuoti. Atsargiai. Labai patogu tokia mindė blenderiuoti. Reikia žiūrėti, kad nebūtų sausas, matot, tokie gabaliukai. Juos maišome su blenderio pagalba, maišome iki tol, kol neliks visai tokių sausų burbuliukų, nes tie burbuliukai, jų viduje slepiasi sausas pienas. Brangus mano mokiniai, ko aš nesupyliau? Ašgi nesupyliau kondensuoto pieno, bet gerai, kad pamačiau dabar. Kondensuotą pieną iš pradžių supilame. Pačioje pradžioje supilame į indą. Lašelis ir viskas. Svarbiausia, laiku pastebėjau. Dabar želatinos dar čia nepilam. Pilsim želatiną jau tada, kai mūsų kremas bus matyti. Aš dar kartą pasikartosiu. Į indą supilame pačioje pradžioje 200 gramų kondensuoto pieno. Aš apie kondensuotą pieną užsikalbėjau, užsiplėpėjau ir įsivaizdavau, kad aš jau jį įdėjau. Tai dar kartelį sublenderiuosiu viską. Nėra didelio skirtumo, kokiame etape aš įdėsiu kondensuotą pieną. Svarbu, kad aš jį įdėsiu arba jūs įdėsite dar tada, kai mūsų visas kremas bus iki galo neparuoštas kaitintis. Va čia yra svarbiausia. Tad aš galėjau sudėti kondensuotą pieną pradžioje, bet sudėjau pabaigoje. Tai tikrai nėra klaida. Tiesiog, sumaišiau eiliškumą. Tada nesupyliau masės kaitinti, tai yra virti. Plykytis, aš einu išsitirpdyti želatiną. Tai padarysiu mikrobangų krosnelėje tiesiog po keletą sekundžių intervalais. Jeigu jūs neturite mikrobangų krosnelės, galite tai padaryti, kaip ir minėjau pradžioje, ant garų vonelės. Užtrukau tik keletą sekundžių, bet viskas pas mane jau yra ištirpę ir želatina jinai vos yra šilta. Būtent taip ir jūs padarykite. Jokiais būdais neužvirkite, tirpdydami želatiną. Dar kartelį vos prasuksiu su blenderio pagalba kremą ir jau tada eisime jį kaitinti. Nes jeigu pakol šildžiau mikrobangų krosnelėje želatiną, kremas pastovėjo ir aš bijau, kad mano krakmolas nusės ant dugno. Ir iškart supilsiu visą kremo masę. Pas mane štai tokia viena didesnė, platesnė keptuvė yra, aš joje dar darau saldainius, tuos vadinamus kermošinius. Ir nuo metalinės mentelės man čia truputėlį apsibraižė. Bet kremai padaryti, šitie apsibraižymai tikrai nekenks. Ir iškart viską supilu. Ir dabar, brangus mokiniai, nebenueiname nuo kremo. Mes turime, nesvarbu, įkaito dar keptuvę ir nereikia, kad jinai įkaistų. Nesvarbu, kol kas čia niekas nevyksta, jokie gumuliukai, burbuliukai nesirenka, bet mes jau kai tik tai išpylėme ir įjungėme kaisti mūsų viryklę, jau žinokit, turim visada maišyti. Kremas tokios, konsistencija, lyg būčiau padariusi tešlą lietiniams blynams. Kadangi kondensuotas pienas yra tikrai kokybiškas ir jisai yra geras. Labai ant didelės ugnies nekaitinkit, nes pradės kremas svilti. Taip pat, jeigu dabar maišysim ir čia pas mus turi jau pradėtis rinktis gumuliukai. Jeigu gumuliukai iškart darysis rudos spalvos, žinokit, turit sumažinti ugnį. Supilam želatiną ir maišom toliau.
Želatiną galima supilti iškart. Aš va supyliau tik įjungus, tai irgi nieko čia tokio, tikrai nėra jokios klaidos. Svarbiausia želatiną supilti dar tada, iki kol nepradėjo rinktis kremas. Ir kai supylėme želatiną, turim žiūrėti. Mūsų kremas, jisai tuoj pradės rinktis nuo senelių tokiais gumuliukais debesėliais. Kažkoks krislelis. Jeigu matysim, kad kremas darosi rūdas, truputį keičia spalvą, tuomet žinau, kad reikia sumažinti ugnį. Darome, kaitiname ant vidutinės ugnies. Maišysime iki tol, kol kreme neliks visiškai nei lašo skysčio. Mentelę paturiu imti tokią tvirtesnę, kadangi po to mums reikės kremą taip jau smarkiau maišyti. Jeigu kas darėte plikitą kremą, tai čia kažkas panašaus. Bent jau pats finišas kremo darimo bus tikrai lygiai toks pat, lyg mes darytumėm plikitą tešlą. Pas mane lyg jau pradeda darytis ir taip reikia stengtis visą va jau kaistę nuo dugno, visada nuo dugno viską maišom. Neįsigaskit, būtent taip mes darom šį brazilišką kremą. Kaip jums sekasi? Aš labai tikiuosi, kad jūs jau pirmą kartą peržiūrėję ir pradėte dirbti kartu su manimi. Jeigu jausiu, kad man čia labai kremas greitai renkasi ir aš nespėju visko pagauti, tiesiog sumažinsiu ugnį. Nes jeigu būtų indas nedidelis, žinokit, tikrai labai nepatogu maišyti ir tą kremą daryti. Geriau pasimkite, jeigu neturite plačios keptuvės, tuomet geriau tada kokį platų puodą su storu dugnu, kad būtų jums taip patogu ir gera maišyti. Man labai patinka šis kremas, žinokit, labai puikiai gėlės laiko formą. Be to, padarytos gėlės, aš jau turbūt minėjau, bet pasikartosiu, padarytos gėlės, jas galima šaldyti. Šis kremas nebijo karščio, ypač vasarą, kai mums reikia ant kremo kažką dekoruoti gėlių ir bijom, kad ištirps. Šis kremas, žinokit, labai gelbsti, nes jisai netirpsta. Jį galima užšaldyti ir po to mikrobangų krosnelėje atšildyti. Taip čia viskas mums renkasi į vieną gumuliuką, tuoj susirinks. Jeigu mentelė būtų minkšta, vėl žinokit, darbas būtų sudėtingas, šluotelė irgi to nepadarysim. Tiesiog geriausia tokios mentelės. Ir dabar, kai mūsų, pažiūrėkit, kremas renkasi į vieną tokį gumuliuką, jisai dar nepadarytas. Aš dar matau, kiek yra pas jį daug drėgmės, maišome iki tol, pakol jisai tiesiog voliosis keptuvėje kaip vienas gumuliukas, kaip vienas plėstelinas. Jis turi susirinkti, arba kaip kramtoškė. Net kvepia jisai panašiai, kaip tai būtų plikita tešla. Bet čia yra pieno milteliai, čia yra kondensuotas pienas, dar žinokit, maišau. Dar jisai toksai negrinai kaip rinktųsi visas į vieną masę. Štai, viskas, jau žinokit, viskas man gerai renkasi. Aš jau nuimsiu nuo ugnies. Geriau biškį ilgiau, taip prasukti, man gal aš daugiau įdėsiu grietinėlės plakdama, bet svarbiausia, kad nereikalinga drėgmė, nereikalingi skysčiai, jie išgaruoja. Būtent tokiu būdu mes juos išgarinam, iškaitinam, maišydami. Kiek laiko užtruks, tikrai negaliu pasakyti, tiesiog darom, dirbam iki tol, kol viskas taip sueina į vieną gumulą. Viskas. Kremą perdėjau į indą, kuriame aš jau jį plaksiu. Matote, kažkas panašaus į išvirtą bulvių košę. Ir dabar aš supilsiu grietinėlę. Grietinėlę, kaip ir sakiau, naudoju būtent tokį. Jinai yra vidutinio riebumo. Gal lietuviškais, Lietuvoje būtų 35% riebumas. 33-35 labai toks riebumas grietinėlės tiks puikiai šiam kremui. Grietinėlės
realiai reikia nuo 80 iki 100, bet žinokit, pas mus gavosi čia gan tirštokas, tai galima bandyti pilti 90 gramų. Ir jeigu matysim, kad mūsų kremas yra nelabai, tai yra dar yra toks tvirtokas, mums sunku su juo dirbti, tai mes galime dar vos dadėti. Tiesiog grietinėlės pagalba mes reguliuosime tirštumą. Man įsipylė 87 gramai grietinėlės. Vos šaukštų pramaišysiu ir po to mikserio pagalba aš jau jį sumaišysiu. Su šituo kremu geriausia dirbti, kai jisai yra šiltas. Jeigu iškart išmaišom ir jeigu rankytės nebijo šilumos, iškart galime pradėti dirbti. Plius mes dar jį nudažysim. Dabar toksai atrodo tokia masė neįdomi, ar ne? Bet to mes su grietinėlės pagalba viską mes suvienodinsim ir kremas bus purus. Matote, koks jisai tirštas. O tai reiškia, kad aš dar dėsiu grietinėlės. Kadangi tikrai gerai, va matot, kremas labai elastingas, labai tvirtas. Maišosi nerealiai gerai, aišku, čia mes iki purumo jau jo nebeplaksim, bet mums reikia tiesiog išmaišyti visą grietinėlę. Aš dar įdėsiu iki 100 gramų. Jeigu kremas išeina labai tirštas, nepabijokite, gali net prireikti biškį daugiau nei 100 gramų. Grietinėlės pagalba, dar kartą pasikartosiu, mano brangus mokiniai, mes reguliuojame mūsų kremo konsistenciją. Kaip jisai renkasi man. Bet pažiūrėkit, matote, koks jisai, kokia konsistencija. Jūs neįsivaizduojat. Viskas, aš žinokit nedėsiu, man susidėjo 100 gramų grietinėlės. Nerealiai. Kremas, žinokit, superinis. Na gerai, nebemaišysiu, toks jausmas, kad nenori būti maišomas ir lypa viršun. Matot, nei vieno nėra gumuliuko, nei vieno nėra burbuliuko. Reiškia, krakmolas maišymo stadijoje buvo išmaišytas kuo puikiausiai. Su šiuo kremu reikia dirbti, pakol jis yra šiltas, nes kai jisai pradeda stingti, kremas jisai labai greitai užkietėja. Tad po to, jeigu mes dirbsime, darysime gėlytes ir matysim, kad mūsų kremukas labai greitai atvėso ir su juo yra sudėtinga dirbti, tuomet mes eisim ir pašildysim mikrobangų krosnelę. Kremukas apdžiūna. Aš apdengsiu į kontaktą su maistinė plėvele. Šiaip galima jį laikyti šiltai. Aš žinokit, lygiai taip pat kaip ir darau su zefyru, aš jį pastatau, pas mane dar kaitlentė yra šilta, aš tiesiog šalia kaitlentės pastatysiu kremą. Kremas būna tvirtas, tad žinokit, patariu, mano brangus mokiniai, daryti, arba jeigu turite daugkartinių maišelių daug, tai labai patogu. Bet jeigu turite vienkartinius, tuomet geriau naudojame 2 maišiukus. Aš dėsiu plasmasinį angaliuką, kadangi mano 80 angaliukas yra nedidelis. Dedu vienas į kitą 2 maišelius. Pirmą gėlytę, kokią aš noriu padaryti, tai noriu padaryti jurginą. Ir aš nenusidažysiu visą kremą, o tiesiog kremo pusę. Pažiūrėkit, aš įdėjau pro gel dažų tokį nedidelį lašelį. Ir dabar pasižiūrėkit, kaip jisai greitai nudažys kremą. Pro gel dažai. Man, žinokit, yra numeris 1. Ir dabar aš tiesiog viską pradedu maišyti. Na, ne viską, noriu pusę palikti. Pasižiūrėkit. Iškart dažo ir labai gražiai. Norint neryškių gėlyčių, tai patariu dažų dėti visai nedaug, arba tiesiog su mediniu pagaliuku dėti ir tepti va taip. Nes pas mane jau čia išeis tikrai tokia gan ryški gėlytė. Kremas labai elastingas.
Po to, žinokit, kai padarom gėles, jos sudžiūna, sustingsta ir toks jausmas, kad jos yra padarytas iš plastelino. Jos valgomos, galima valgyti, švelnus toks skonis, bet kai padžiūna būna tokios kaip guminės. Įsidėjau maišelį, štai taip. Dabar noriu ant senelių kraštų tiesiog įsidėliosiu kremuką. Štai taip pasidarau ir į viduriuką įdėsiu nenudažyto kremuko. Ir dabar galima viską sumaišyti. Galima daryti vienspalves gėlytes. Tikrai mes vis tiek bet kokiu atveju padarysim gražias gėles. Kuo kremas šiltesnis, tuo su juo yra patogiau ir lengviau dirbti. Imsiu vinuką. Su vinuku, žinokit, tai labai patogu ant vinuko daryti gėlytes. Tiesiog kairė ranka arba jeigu dešinė mes turim sukinėti vinuką, o dešinė arba kairė mes darysim gėlytės lapelius. Dabar mums reikia pasidaryti pagrindą. Aš tai taip užsivinioju, man tada patogiau valdyti maišiuką. Daug labai kremo neprisidėkit, būna, žinokit, sunku spausti, ypač kai kremas vėsta. Ir dabar pasidarysim pagrindą. Šit reikėjo man įsidėti į kitą maišelį ir pasidaryti tokį kaip burbulą. Matot, kremas eina dviejų spalvų. Na, čia kaip išėjo taip, nieko čia baisaus, nes mes visą tai dabar pakavosim. Tiesiog spaudžiam ir va tokias darom aukštyn linijas. Jurginas mūsų viduriukas būna toks susiskleidęs. Tiesiog spaudžiam ir paleidžiam. Pasižiūrėkit, koks gaunas pumpuriukas. Jeigu aš matau kažkur negerai, gėlytė visada žiūrisi iš viršaus. Ne iš apačios, va taip žiūrim, kur negražu, bet mūsų gėlytė visada žiūrim iš viršaus. Ir dar kartelį taip darom. Galime biškį pakelti. Tikrai nesudėtinga, spaudžiam ir atleidžiam. Ir kai atleidžiam, pakeliam, mes jau nebespaudžiam. Ir dabar aš po truputėlį spausdama, atitraukdama rankytę taip atitrauksiu. Pasuku ir vėl pradėsim daryti lapelius. Spaudžiam ir atleidžiam. Dabar biškį vat keliu į viršų ir lyg tokį kabliuką lengvai padarau. Galima kas antrą lapelį padaryti. Jeigu kur lapelis išeina per aukštas, mes galime, aš dabar ant galiuko nuėmę, bet šiaip puikiai nusijama su žirklių pagalba. Galim nuo vidurio kokią eilę padaryti. Kremas tikrai, žinokit, tvirtas ir spausti yra kas. Spaudžiam ir atleidžiam. Galime biškį nuo vidurio padaryti, kad mums reikia gėlė, kad jinai kad gėlė išeitų puresnė. Ir tas spaudžiu ir paleidžiu. Kuo smarkiau mes paspausim, tuo vat čia bus lapelis storesnis. Kremas po to jau, kai pradės vėsti, mes tiesiog jį galim imti į ranką ir daryti burbuliukus. Sakau, panašus į plasteliną būna. Vaikišką plasteliną. Kai darot gėlytes, nežiūrėkit, brangus mokiniai, iš šono. Gėlyčių grožis skleidžiasi tik iš viršaus. Gėlės būna sunkios. Tad jeigu darysit ant tortukų, atkreipkite dėmesį, galit net prieš tai, jeigu padarot gėlytes, pasverti, kiek jos sveria, kad tortukas nebūtų per didelis. Tokias gėlytes galit padaryti iš anksto, jas galima užšaldyti ir atšildyti, nieko joms neatsitinka. Galima štai taip palikti. Jeigu turim daug vinukų, galima palikti, kad gėlytė stabilizuotųsi. Bet mums reikia ją nukelti. Ir dabar gėlytę įleisim pastovėti. Jeigu kur nors, kad ir žirklėm galim biškį pataisyti, nuimti.
pakol toks kremas minkštas, elastingas, nukirpt, lapelį pataisyti, viską galim. Dabar švaresnis angaliukas, tuo gražesnis ir švaresnis išeina gėlytės žiedas. Aš kartais susikalbu, sakau, aš visada noriu jums kuo daugiau informacijos pateikti ir kartais nesužiūriu tokių detalių, bet visada stengiuosi pasitaisyti. Šį pagrindą reikia padaryti kuo aukštesnį, kadangi po to, kad būtų mums vietos žirklėm daimti. Ir vėl pradedam auginti. Galim ir nuo pusės kažkurios lapelius padaryti. Ir taip rankose gėlytę vartom ir mes žiūrim, kur mums reikia daugiau, tankiau padaryti lapelių. Tiesiog prasuku vynelį rankose ir iškart dedi. Opa. Ir dabar greit sustings. Po ko mes darysim kitas gėlytės, šios gėlytės jos, žinokit, apstings. Daug žalios nereikia. Tai žinokit, gal vienas iš tokių mėgstamiausių mano kremų, vien todėl, kad mes juo galim labai ryškiai nudažyti gėlės. Mėgstu bezė kremą, bet jis, norint tokio ryškumo, reikia pridėti begalę dažų. Taip pat ir su sviestiniu, o čia, žiūrėkit, lašelis dažų. Ir mes turim gražias ryškias spalvas. Gėlių viduriukam aš tiesiog duosiu biškį tokio rudumo. Galima kremą biškį tokį su rudu padažyti, tokia irgi gaunasi tokia tamsesnė, įdomesnė spalva. Lapelius, man patinka lapelius daryti štai tokius snapelius. Čia tiesiog pasidarysiu mažą skylutę. Nes man reikės tokių kaip kreminių siūlelių. Darysim viduriukus, kad su dažu neperdėjau. Šito šviesiai gali pasidaryti tamsiai. Ir labai iki galo neišmaišysiu. Man patinka tokia spalvų gama, kai spalvos jos tokios, kai darai gėlytę, jos kaitaliojasi. Mums dabar pasidaryti bijūną arba pivonę reikės 123 angaliuko. Angaliukas štai toks ir jisai yra į save truputėlį gaubtas. Storesnis galiukas turi būti ant vinuko. Išgaubimas tas yra į mus, pasidedam į save. Pirmiausia, mums reikia pasidaryti pagrindą, kaip visada. Storapusytė į mus ir sukame vinuką. Biškį galim tokį kaip trikampiuką daryti. Ir matot, kokia išeina graži spalvytė. Kremukas ne vienodas, bet man labai patinka. Dabar padarysim, angaliukas turi būti švarus, padarysim tokį uždarą pumpuriuką. Tiesiog tokį darom kabliuką ir uždengiam. Uždengiam pumpuriuką. Bet tiesiog mes lyg pintumėm pinutę. Irgi keliu, spaudžiu ir paleidžiu. Spaudžiu ir paleidžiu. Tokių, pavyzdžiui, nedidelių pumpuriukų galima prisidaryti daugiau. Labai patogu jais tokiam mažom gėlytėm uždėti tarpus. Čia pas mane mato, darosi nestabilu. Spaudžiu labiau ir vos pradedu gėlytę skleisti. Bet darau ne kaip rožės lapelius, darau lapelius vienas šalia kito. Nedidelis pumpuriukas jau yra padarytas. Kai darau pagrindą, laikau taip tiesiog tokiu kampu. Nestačia, bet vos gulšia. Ir štai, kur pasidarė mažytė skylutė, štai su tokiais viduriukais. Nenori lipt kremas. Kadangi kremo nėra daug, jisai greit atvėsta. Ir žinokit, išspausti jį yra tikrai nelengva. Truputį kitokius lapelius spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Jau viduriukas atrodo visai kitaip. Ir dabar vėl tą pačią eilę taip pat padarysiu. Spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Tiesiog tokiais mostais. Hopt, hopt. Ir dabar jau žiūriu, kur mano manymu trūksta man lapelių.
pasisuku į save gėlytę ir vat gėlyčių žiedlapių dydį, mano brangūs mokiniai, jau irgi gali darytis, kažkur gal reikia mažesnė, kažkur reikia vat didesnė, visą tai jūs galite pasireguliuoti. Dabar tikrai norėtųsi man jį palikti, gėlytę palikti, kad biškį stabilizuotųsi, nes tuomet jinai geriau nusijama, bet ir čia viskas gerai, ne? Dabar mes galim pasidaryti lapelius, kol kremas galutinai biškį pašildysiu. Kremo reikia laikyti, ne kremo, ant galiuko reikia laikyti kaip snapelį ir tiesiog prie gėlytės glaudžiu, spaudžiu ir paleidžiu. Spaudžiu ir paleidžiu. Lapelius geriausia uždėti, mano brangus mokiniai, tada, kai gėlytės būna sudėtos ant torto. Tada mes matom, kur mums trūksta gėlyčių ir plus gėlyčių lapelių ir plus darydami lapelius mes galim pakavoti tuščią ertmę, ten, kur mums kažko trūksta. Galiu čia pridaryti lapelį. Vat jeigu būtų gėlytė pasodinta ant tartuko, man būtų žymiai lengviau. Ar šaniuką galiu jos uždengti, pakavoti. Čia dabar atsargiai, nes kremas vėsta. Kremas vėsta, lapeliai darosi sunkiau. O rožės mes galim padaryti raudonas. Patariu nevargti, va taip su žirklėm, kaip aš rodžiu, nuiminėjant nuo vinuko, o geriau būtent gėlės, kurias mes darome su šiuo kremu, daryti ant štai tokių kvadratėlių, kuriuos mes išsikirpam iš kepimo arba sviestinio, kitaip galima pavadinti popieriaus. Žymiai paprasčiau. Ir kilot paprasčiau, po to mes tik paimsim, lapelį nuplėšim ir viskas, gėlytę galim dėti ten, kur mums reikia. Dėsiu kremuką į mikrobangų krosnelę 15 sekundžių. Pasižiūrėkit, po 15 sekundžių kremas vėl pasidarė šiltas ir elastingas ir vėl aš su juo galiu nesunkiai dirbti. Pas mane, žinokit, ne visų yra numeriukai, bet tiesiog ant galiukas rožių yra štai toks. Vėl imu vinuką, lašelis kremuko ir pirštų kremo lašiuko pagalbos, stabiliai laikosi popieriukas ant vinuko, kaip darėm prieš tai gėlytės, taip pat ir su rožytėm. Stambesnis, storesnis galiukas yra apačioje, o planesnis viršuje. Ir dabar vėl pasidarom pagrindą. Aš pirmiausia spaudžiu ir žiūriu, į kurią pusę linksta kremas. Matot, kremas eina į mane. Tad į tą pusę ir suku vinuką. Sukame vinuką ir darome trikampiuką. Ir dabar mums reikia padaryti rožės pumpuriukus. Darom iš 3 lapelių. Vienas, toks trikampiukas vėl, toks kaip kabliukas išeina. 2 ir 3. Mūsų štai atrodys pumpuriukas. Mes, jeigu kažkas išeina negražiai, mes galim pakavoti dar vienėlį. 1, 2, 3, 4, 5. Taip, spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Spaudžiam ir paleidžiam. Ir dar vienas lapelis. Spaudžiam ir paleidžiam. Iškart galiu padaryti žalią lapelį. Rašytojai, koks kremas tvirtas jau. Visa ranka keliasi aukštyn, tada aš bijau, kad aš jums neparodysiu. Pridarysiu daug lapelių. Štai kokia išeina mums ryški, graži rožytė, kurią tikrai nesudėtinga padaryti. Ir būtent taip yra žymiai patogiau ją kiloti. Ir darom pirmas lapelis. Tokie trikampiukai. 2, spaudžiam, paleidžiam. Ir 3. Lapeliai yra kryžiuojami. Kai darom rožytę, lapelius kryžiuojam, bet čia vienas lapelis ir aš dedu ant galiuką ant vidurio ir darau sekantį lapelį. Vėl grįžtu ties viduriu ir vėl darau lapelį. Grįžtu ir vėl darau lapelį. Taip, žinokit, gražia
susideda rožytę. Apsisuko, apsižiūri ir dar. Šaldytuve jas galima laikyti ilgai. Jeigu, sakau, padarėme ir mums šiuo metu dabar gėlyčių nereikia, dėkite į kamerą. Reikės iš vakaro išsiimsit, per naktį pabus, atšils kambario temperatūrai ar šaldytuve ir galit gėlytės dėti ant torto. Kad ir ant popieriuko, ar tiesiog ant lėkštutės. Ir spaudžiam ir paleidžiam. Lapelis stabilus, jisai paskui žius ir mes galime imti į rankutes ir dėlioti tarp gėlyčių. Ir aš manau, visiems puikiai pavyko pasidaryti gėlytės. Aš dar kartą pasikartosiu, kad ši pamoka skirta kremui. O gėlytės buvo tiesiog padarytos, parodytos, kaip mes galime jas pasidaryti ir tai yra kokia technika, kokie angaliukai ir kokie dažai. Ačiū Jums, mano brangus mokiniai, kad buvote kartu ir iki kitą kartą.